striker is on the move. He cuts inside. Now he dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots! Heaven, I'm in heaven when we're out together dancing cheek to cheek. Labas rytas, visi 104 su GO3, dar viena rytinė laidelė. Kostas Triaukūnas, Ervinas Kitkauskas, Vaiki Vyručiai, 6 mačai naktį, ne visi buvo labai, kaip sakyt, verti, ne visi bus verti labai išsamaus aptarimo, bet aptarsime visus ir pradėkime galbūt nuo pirmų dviejų, iš karto vienu metu. Kiurasao, Dramblio kaulo krantas, Ekvadoras, Vokietija, Ervinas buvo užsiėmęs su vienu iš tų mačų. Aš su kitu kažkodėl žiūrėdamas išmėgau ne, blogas pasirinkimas, taktika labai svarbi, žiūrėjimo taip pat, ne tik žaidimo. Kaip tau atrodė visą tai iš šono? Ekvadoras pagrebė kelialapį, Vokietija galbūt, nežinau, pavaikščiojo, padalyvavo kažkiek rungtynėse. Aš nesakyčiau, kad gal taip jau čia nurašyti reikėtų visiškai ant vokiečių, aš gal daugiau kreditų duočiau Ekvadoro rinktiniai, kurie šiaip aš sakyčiau, kad žaidė skirtingai gal net nuo turkų, kurios taip irgi laikom viena iš tokių čempionato skaudulių, ar ne, komanda, kuri atrodo buvo piešiama kaip ir tokia galinti patriukšmaut, bet labai nuvylė, tai aš pavyzdžiui, Ekvadoro nepriskirčiau tai ekipai, nes, jie gerai žaidė ir su Dramblio kaulo krantu apdaužė ten ir virpstus, ir tų progų turėjo, neįmušė, praleido apmaudų įvartį gale, Kiurasao irgi ten Rūmas vartininkas sužaidė turbūt geriausias savo karjeros rungtynės ir gal tokių net apskritai daugiau niekada nesužais. Nekrito tiesiog tie įvarčiai Ekvadorui, čia sukrito 2 per rungtynės ir sukrito tada, kada labiausiai reikia. Aišku, sutiksiu, kad vokiečiai antram kėliny tikrai netrodė kaip tokia komanda, kur jau jiems ten mirgyvenk reikėtų, bet normalu, tai psichologija yra tokia, kad jiems nereikia tos pergalės, ar ten jau krapštyti ten nagais ir dantims, bandyti iškrapštyti tą taškelį, tas kažkiek jautėsi, bet šiaip aš pasakyčiau vėl, čia yra, kaip tu pasirinksi vienus komandos, mes matom, kurios jau turi tą pirmą vietą grupę, jos renkasi visiškai rotuoti sudėti, kitos renkasi galbūt palaikyti tą sportinę formą ar ne. Ir vokiečiai, aš gal sutinku, kad jie turėtų būtent žaisti pagrindinę sudėtimi, jeigu, aišku, jie būtų visiškai pilnai motyvuoti, nes, kol kas, tai turbūt mes, jeigu taip žiūrėsime į Vokietijos rinktinę žaidimą, tai turbūt irgi turim sutikti, kad, nieko įspūdingo neparodė kol kas šita Vokietijos komanda šitam čempionate, kad mes čia juos jau laikytumėm labai kažkokią tai įspūdingą komandą ir galinčią nuveikti labai didelius dalykus, nes, Kiurasao sudaužė, nugalėjo, antram mače, ar jie buvo verti pergalės prieš Dramblio kaulo krantą, aš manau, kad tikrai nebuvo verti ir labiau išsitraukė tą pergalę. Dabar pralaimėjimas prieš Ekvadorą ir čia toks gal net ir šaltas dušas kažkoks Vokietijai, kad per daug gerai apie save net negalvotų prieš atkrintamasis, gal net ir nauda bus. Ar tokios rungtynės galės padėti Naglis, manau, kažką dar pakeisti, pakoreguoti? Per daug galbūt tų žaidėjų buvo išleista, kurie galbūt nusipelnė šanso per pirmasias 2 rungtynės? Aš tai sakyčiau, kad kaip tik gal dabar daugiau net klausimų kils, kaip čia viskas vyksta, nes jeigu tu leidi tą plius minus bent jau pagrindinę sudėtį, tai aš suprantu, kad čia treneris komunikuoja, kad tikrai svarbios tos rungtynės, nes matom kitas rinktinės, kurios žymiai labiau rotavo, kai jau turėjo 6 taškus ir užtikrintą pirmą vietą grupiai, tai čia gal kaip tik pradeda matytis tokios silpnosios vietos. Labai silpnos rungtynės buvo iš Manuelio Neuerio, manau, ir čia didelis klausimas, ar tikrai reikėjo jį ten traukti iš to retiremento, nes... Bet čia turbūt jau tu nieko nepakeisi. Dabar nieko nepakeisi, tikrai vidury turnyro tokį vartininką nuimti turbūt neįmanoma, bet ten tas antras įvartis, kur ten mano vienas bičiulis sakė, kad Neueris ten gaudė vasarinių braškių krepšį. Tiesiog ir... Įkrito tas įvartis toksai, tikrai nesijaučia, kad jis labai užtikrintas. Toks per didelio pasitikėjimo, aš sakyčiau, nes, dažniausiai tokioje situacijoje tu, jeigu jau būni 100% susikoncentravęs, tai tu matai, kad toks neaiškus kamuolys ir tu greičiausiai tais kumščiais bandytum tiesiog nešt lauk ir viskas. O čia jau, kaip ir sakai, taip laukia, kaip atrodo, įkristi. Ar braškės, ar pomidorai. Nustebęs veidas paskui buvo, kas čia buvo dabar. Ir buvo prieš tai dar tas momentas, kur su Jonatanu Taja kaip ir nesusišnekėjo ir tą sužaidė į kamuolį, bet ten irgi matėsi, kad Neueris turėtų kažkaip drąsiau eiti į kamuolį. Aš ten gal gynėjų labiau atiduočiau visgi tą klaidą, nes atrodė, kad ten, jeigu tą nebūtų daręs to lietimo, tai greičiausiai Neueris būtų susirinkęs, nes puolėjas dar nebuvo taip jau arti. Bet tada gal kažkaip komunikacijos iš vartininko norėtųsi jo. Taip.
Šiaip sutinku, kad bendrai tai rungtynės silpnas, ir tas pirmas įvartis irgi gal sunki situacija, faktas išpoginėjo, bet reakcijos jau visiškai jokios nebuvo, jau tokia... Matysim, bet aišku, aš galvoju, Noiris yra tas turbūt žaidėjas, kuriam irgi labai lemia motivacija. Man atrodo, kai tu esi tokiam amžiui ir tu išeini į rungtynės, kurios tau realiai nelabai kažką lemia, tai man atrodo irgi Noiris yra iš tų jau grupės žaidėjų, kur, nusiteikti turbūt jau yra kažkiek ir sudėtinga. Galbūt netgi Nagelsmanas galėjo ir šiom rungtynėms kažkokią rotaciją net jam pritaikyti, nes turėtų žinoti savo žaidėjus, pažinoti, kaip jie reaguoja tokias rungtynėse, nes šiaip mes labai dažnai girdime, kad žmonės nesprant, kas per tą motivaciją, tarsi, jie gauna pinigus ten, čia ne per rinktinės turbūt. Turėtų eiti ir žinai, bet tu nieko nepadarysi žmonėm, kuriem nėra svarbu. Aš kartais komentuodamas tenisą matau, kad jeigu žmogui ten tik pinigai lemia, bet nelemia, pavyzdžiui, ten finalinis turnyras, tu gali laimėti ir gausi pinigų, bet nepateksi į kitą etapą. Jokios motivacijos, žmogus slankioja tiesiog, jam nėra jokio tikslo, jis nemato tikslo žaisti, jis nemato tikslo laimėjęs, jis nepatenka kažkur kitur. Ir čia, sakyčiau, Ekvadorui ideali buvo diena, kai varžovas buvo toks, o jiem labai reikia ir sustinga tos dvi energijos ir kaip tik ta puikia diena, kai trečiam mače gauti favoritą, kuris jau užtikrinęs keliauja į kitą etapą, ne su visais tas suveiktų, aišku, bet čia suveikia. Aišku, reikia pasidar, prieš Ekvadorą buvo daug ir, sakykime, pošalinių veiksmų, tas pirmas įvartis įskaitytas, toks labai daug klausimų kelia, aikštėje gerai dar gali nematyti tokio epizodo, bet kaip varkambarį sėdint, nematyti, kad žaidėjas kelia aukštai koją kitam žaidėjui į galvą, realiai įspiria, neįspiria gal, bet taip, prabraukė, sakykime, su bucu per veidą. Jo, nes tikrai buvo kontaktas, ne tai, kad tik iškėlė tą koją, bet tai ir lietė veidą. Tai aš irgi varkambarį, nežinau, Kierušo gal gali būt, kad kažkas protokolas neleidžia jam overrulinti šito, ta prasme, nes kontaktų lygis nebeaiškus jam pasidaro. Ne, bet čia akivaizdi pražanga, tai o kontaktų lygis ten, kur Vitė buvo griaunamas prieš Zane antram kėlinyje, irgi nebuvo labai jau ten stiprus tas kontaktas, bet jisai buvo, akivaizdu pražanga, tikrai buvo kontaktų lygis, nežinau, Vini Junioro, kai atiminėjo kamuolį iš Henley, berods. Tai irgi... Iš Henry, jo. Nebuvo irgi kažkoks labai įspūdingas, ar ne, bet jisai yra esminis toj situacijai, tai čia negali dabar nustatyti, koks ten tas kontaktas, jo, kiekvieną kartą yra sunku, bet į veidą iš... Aš bandau tiesiog suprasti, kodėl varas taip reaguoja į situaciją. Dalykas. Ir dar buvo tas sprendimas, kur, pavyzdžiui, kur Kimichas kamuolį, kokį ten pagarbo švilpuką gavo, kur ten kamuolį prarado ir ten visiškai kamuolį sužaidė ir dar tokioj situacijai, kur tu net, jeigu tu galvoji 50-50, tai tada tu palik epizodą iki galo, nes tu galėsi jį sugrįžti, kaip ir tu palikai Vitės, ar ne, scenarijų, kaip buvo pražanga aikštės vidury, bet ten jau tokį pagarbo švilpuką gavo Kimichas, tai o ten epizodas buvo labai labai geras, ten perimi kamuolį ir praktiškai dviese prieš vieną gynėją žaidė jau prie baudos aikštelės, tai būtų epizodas Ekvadorui labai labai palankus. Aš labai džiaugiuosi už Ekvadoro, bet kažkaip žiūrėdamas rungtynes aš niekaip negalėjau prisijungti prie to džiaugsmo, savęs negalėjau tame džiaugsme matyti. Čia tai gal nežiūrėjau nuo pat pradžių. Čia mano problemos iš tikrųjų, tarsi už juos tai aš tikrai džiaugiuosi, nes matėsi, kad jie tikrai šventė tiesiog, festivalis, karnavalas, ta prasme žmonės švenčia ir belieka palinkėti, kad... Belieka palinkėti anglų ir, kaip sakė... Kad šventė prastestų tribūnose. Vokiečiai, kaip man vienas irgi toks bičiulis rašė, sako, čia gal vokiečių gudrus planas išimti anglus iš čempionato, nes toks Ekvadoras, koks dabar šiaip yra, toks dabar užsivedęs ir jeigu jie išeis ant Anglo ar ant Meksikos, čia jau... Daugiau šansų, kad ant Meksikos. Jo, kaip pasidėlios, bet aš manau, žiauriai pavojinga komanda dabar yra, nes jie dabar, žinai, tu pirmas tos du mačus, tu praktiškai jau buvai miręs, jau viskas, jau buvai susipakavęs lagaminus, jau vaini prieš vokiečius ir žinai, kad sužaisim ir tą lagaminiuką jau pasidedi, žinai, kad ateisiu ir jau skrisiu, jau gal žmonai parašai, kad ten užsakinė kažkur tai atostogas ir panašiai, o dabar tu praktiškai išeini į kitą etapą su labai labai geru nusiteikimu, įveikęs vokiečius. Su geru žaidimu? Jo, su geru žaidimu ir galvoju, duokit mums. Ir tas pats Valencija, aš netikiu, kad jis šitam čempionate vis neatsidarys. Jisai per paskutinius tos čempionatus prišaudydavo visą laiką įvarčių, ten 6 įvarčių čempionatuose. Jis turi atsidaryti, jis yra gerose pozicijose, tai yra patyręs puolėjas, kuriam aš nemanau, kad ten psichologija jau labai gali lemti, kur ten, žinai, jaunas kažkoks neįmuša. Tai aš kažkaip galvoju, kad šita komanda gali būti labai labai pavojinga. Aš prieš čempionatą apie juos gerai mąsčiau ir manau, kad dabar jie dar tokioj stadijoje gali būti labai labai sunkiai įveikiama ekipa. Kiurasao, Dramblio Kaulo krantas, pradėjau su šitom rungtynėm kažkodėl,
Bet labai greit kažkaip nusivyliau jomis, tik nesugalvojau, kad galima persijungti kažkur į kitas, tai kentėjau kiek išėjo. Gan lengvai klostėsi reikalai Dramblio kaulo krantui, lengvai kūrėsi progas. Janas Demande, aš pradėjau irgi, kaip sakyti, Liverpooliui skambinti. Pridėkit dar pinigų šiek tiek, šito vaikino tikrai reikia, lengvai kraštų praeidavo, susikurdavo. Nežinau, turim ką pridėti apie šitą dvikovą. Tai šiaip Dramblio kaulo krantas, man atrodo, labai solidžiai atrodo ir jiems dabar daugiausia šansų, kad reikės su Norvegai žaisti. Ir jie, solidi tokia rinktinė ir turbūt įdomiausias gal dalykas, kas buvo po šitų rungtynių, nes Bastianas Schweinsteigeris šią savaitę pasisakė ten truputėlį vokiečiam apie tai, kad, kalbėjo apie Dramblio kaulo krantą ir sakė, kad, čia klasika, aišku, sako, afrikietiškos tos komandos, jos ten taktikų neturi, ten jos labai ten tokios nenuspėjamos, laukinės, žodžiu, tai Emersas Fae, Dramblio kaulo kranto treneris, sakė wild angliškai, tai čia tas toks, tokios nenuspėjamos, bet jos, sakykim, laukinės. Tai čia buvo jo skandalas ir ten pasmerktas buvo Schweinsteigeris truputėlį dėl tokio rasistinės tokios konotacijos tikrai. Bet man, ta prasme, tu kalbėk apie, nežinau, bet kurią Afrikos rinktinę, ir Dramblio kaulo krantas yra turbūt viena geriausiai taktiškai paruoštų rinktinių ir tu matai netgi ten plika akim, kad pirmose rungtynėse, kai jie žaidė su Ekvadoru, jie žaidė 4-4-2, bandė išsinaudoti ten, panašiai kaip su Curaçao, tada su vokiečiais tas 4-3-3, išjungti Virtsas, išjungtas Musiala, ir tu matai, kad ta rinktinė tikrai gerai yra valdoma trenerio, plus jie labai gilią rotaciją taiko, ten tikrai yra daug žaidėjų, kurie turi svarbias rolės, nes su vokiečiais buvo gal 5 keitimai startiniai sudėti, nors tikrai, ta prasme, ne dėl to, kad blogai žaidė tie kiti žaidėjai. Tai Emersas Fae po rungtynių kalbėjo šiek tiek apie tai ir matėsi, kad jam net asmeniškai liūdna, nes jis, sako, mane net vadino Bastianu kažkada, dėl to, kad jis irgi vidurio saugas buvo ir Schweinsteigeris toksai kažkoks idealas iš dalies. Tai tokia labai įdomi situacija ir manau, kad čia tiesiog nesmagu girdėti, nes net šitam čempionatėm, tai tu pasižiūri Dramblio kaulo kranto tos rungtynės su vokiečiais, tada buvo Ganos rungtynė su anglais, kur Keinas padarė mažiausiai lietimų per 90 minučių per visą savo karjerą Anglijos rinktyniai, kur visiškai išjungė. Kongo Demokratinė Respublika su Portugalais irgi iš taktinės pusės fantastiškos rungtynės. Tai tokius truputėlį reiktų stereotipus turbūt išjungti. Aš manau, kad tai vis tiek ateina iš Afrikos nacijų taurės, kur būna daug tokių komiškų epizodų, būna jų tas. Žinai, dar iš ko ateina, aš manau, iš to, kad tie kai kurie panditai tikrai nežiūri tiek daug tų rungtynių, aš taip įsivaizduoju. Tas yra ir aš kartais tikrai klausau, momentas. Būna ir atrodo jau ten tų pasaulinio lygio ir ten panditų, kur žinai, kad ten ir kosminiai pinigai ir dabar vaikšto ir tu matai, kad ten žaidėjai atrodo irgi daug pasiekia, bet jie kartais taip nusišneka ir tokius elementarius dalykus, o būtent ką ir dabar Kostas sako, čia dekonstruoti kai kurias tas situacijas, taip yra paprasta, net nereikia turėti kažkokio labai ten nežinau, kompiuterio analizių tau didelių, o tiesiog, ta prasme, jeigu tu matęs kokias 3-4 rungtynes apie ką jie šneka, tu gali taip lengvai tai dekonstruoti, kad, tiesiog, sakau, tai man atrodo, čia yra esminis dalykas ir man tiesiog kartais keista atrodo, kad tiesiog, žinai, kartais gal pakviečia dėl to vardo, nes Bastianas, žinai, o jie patys ateina tokie, žinai, ne labai pasiskaitę, gal tada, žinai, produceriai turėtų ten daugiau darbo padaryti, dar kažką, nes, kartais tai nusišneka ten kokie Olandai, pavyzdžiui, tai iš vis ten, aš kartais, kai paklausau jų buvusių legendų, tai atrodo, Vandervartas? Ką jie vartoja tenais, taip ir Vandervartas, ir Wesley Sneijderis ten irgi mėgėjas, irgi pasisakyti įvairiais dalykais, bet daug yra ten jų, sakau, kartais net ir tas pats Marko Van Bastenas ten irgi mėgėjas kartais įpilti tokių ten šou, kad aš kartais suprantu, kad turbūt tai yra gal ir šou dalis, žinai, reikia klikus, laikraščiai, kaip sakant, patys neparsiduoda, mes Lietuvoje jau gal įpratę, kad laikraščių pardavinėti nebereikia, bet pas juos dar tikrai jie parsiduoda ir labai gerai, tai gal tos puslapius reikia užpildyti, tai, žinai, ir traukia tuos skambius tokius, bet kartais labai kvailai skamba ir kartais, net kaip ir Kostas sako, toks net ir, labai tokios klišės kažkokios, kur ten prieš 20 metų tai buvo, tai dabar vyksta, bet jo, Dramblio kaulo krantas, aš irgi sutiksiu, kad, viena turbūt geriausiai šitam čempionatui pasiruošusių komandų ir kol kas, ypač su vokiečiais, pavyzdžiui, juos ten stebėt buvo žiauriai smagu, tu matai, kad irgi akivaizdu, kad planas ten Diamandė iš vieno krašto į kitą perkelia, kad Kimichą atakuotų, tu matai, kad
kad ten žaidėjai aikštės vidury irgi intensyvumą palaiko labai didžiulį, bando ten išjungti ir Mečią, ir Pavlovičių, kur žinau, kad mano nuomonė irgi, kad Vokietijos tas vidurys tikrai nėra toks stiprus, koks, pavyzdžiui, prieš 2 metus buvo, kai tu turėjai ten Gündoganą ir Krosą, nu, tai kaip tu ten tokius užpresinguosi, o Mečia su Pavlovičium su visa pagarba tikrai gal po ten 2-3 metų bus gal labai aukšto lygio žaidėjai ir ten lyginsim juos su tais pačiais, bet dabar tokie tikrai nėra. Aš visai apie Afriką galvodavau, kad truputėlį kitaip, ne apie taktikas gal, kad, pavyzdžiui, gal kai kuriuose pozicijose yra žaidėjų trūkumas, galbūt kūrybos trūkumas, kad žmonės, kurie žaidžia savo klubuose atraminiais, privalo ten pradėti staiga kurtas atakas ir jiem neišeina. Ir truputėlį tas būna toks, bet čia turbūt tinka visoms komandoms, kurios tiesiog neturi tiek daug gerų žaidėjų ir atvažiuoja, nežinau, vidurio gynėjas, kuris yra komandos lyderis ir jis priverstas kažką daryti daugiau negu daro įprastai, nežinau, arba... Tai va, švedai tie patys, žinai, priversti 3 žaidėjus praktiškai laikyti, žinai, dėl to, kad jie yra geriausi, bet nebūtinai jie žaidžia savo poziciją. Nėra balanso automatiškai. Bet, tiesiog bandai, žinai, nes, tu turi, jeigu tu turi 3-4 žvaigždės, tu turi jas laikyti sudėty, nes, kitaip tiesiog yra neįmanoma. Tas pats Ekvadorui tinka, kai sėdo irgi, daro gerokai daugiau negu Chelsea. Aišku, jisai tikrai yra ta žaidėjas, kur gali tą daryti ir Brightone mes jau matydom, kad jisai gal šiek tiek daugiau darydavo tam šiek tiek žemesniam lygiai, bet, čia, ką jisai daro, tai iš vis tu pasižiūri. Jis atrodo, kad ten alfa ir omega visiškai žaidėjas, kur N'Golo Kante, sakyčiau, toksai pikinis atrodo Ekvadoro sudėty, kur ir puolime kažką daro, ten nubėga, gynyboje su vidurio gynėjais kartu ten valosi ir emociškai, ir standartus pildo, viską daro realiai. Pikinis atrodo kažkoks, žinai, Ronaldinho, kažkoks Brazilo ar dar kažkas, tai tiesiog all around playeris. Kalbant apie Švediją, apie kurią tu jau minėjai, su Japonija vyko įspūdingos rungtynės paryčiais. Lygiai grečiai Tunisas žaidė su Nyderlandais. Nežinau, kad dariau, kad neužmigt per rungtynės Japonija, Švedija. Praktiškai visą laiką gliaudžiau saulėgražas, kaip tikras futbolo aistruolis. Kiek nelažai, žinok, nelažai tokį indelį. Ant grindų spjaudyti. Ne, dėjau gražiai viską. Turi favoritinius Siemkės favoritinę? Žinok, man reikia pavadinimo. Nes iš vis kažkokios buvo tiesiog užsigulėjusios, net nežinau iš kur ir kaip atsidūrusios, bet radau ir galvoju, va čia bus žiauriai gerai. Va čia yra taktinis sprendimas. Beje, Švanštaigeriui reikėtų persiųsti. Šitas yra taktinis geras sprendimas, kurį mes tikrai galim panaudoti, nes man reikės tikrai naktį. Tikrai, žinok, geras, nes kai tik nuėjau, žinok, į lovą, buvo gal 70 minutę, tai jau 76 manęs jau nebuvo ir aš šitą galą jau ryte atsisukinėjau, nes va tik tai tas sprendimas buvo padarytas, kad laptopas, tai taip ir atsikėliau ryte su laptopu šalia. Parašykit komentaruose, prašau, visi, kokios saulėgrąžos yra skaniausias jums, nes tikrai... Arba kokius būdus jie naudoja, arba kokius būdus, nesvarbu aktualu iš tikrųjų. Tai aš prisikėliau ant to momento, kai Japonai įmušė įvartį ir ko aš bandžiau suprasti, kas vyksta, švedai įmušė įvartį. Ir tada dar kokie 15 minučių vyko absoliučiai nieko ir tada supratau, kad ne, man jokios Siemkės manęs čia negali motyvuoti likti prie šito reikalo. Nyderlandai klinčito neišlaikė Karolį Dudėną, aš nežinau, kaip jis jaučiasi dabar. Šiaip pirmas kėlinys buvo labai prastas Japonų su švedais, jeigu tu dar įsijungiai antrą, tai tu dar įsijungiai labai gerų metų, kai dar tikrai galima buvo neužmigti. Pirmas, tai aš vasakau, tenais man tos saulėgrąžos visiškai išgelbėjo, dar skalbiniai kažkokie buvo, ten reikėjo sudžiauti, dar tai gelbėjo, toks, viską dariau, kad aplinkui vaikščias, nes tikrai labai labai liūdnas pirmasis kėlinys, bet antram užsikūrė. Bet realiai po 1-1, kaip vėlgi paaiškėjo, kad niekam nieko ir nebereikia. Na, turbūt. Aš aišku, šiaip kaip Brazilo aistruolis, tai norėjau, kad švedai laimėtų šitos rungtynės, nes aš galvoju, kad Švedija tikrai lengvesnis varžovas negu Japonija kitame etape. Bet su Japonais visą laiką būna gerų rungtynių Brazilų. Tai daug įvarčių visą kitą. Yra tas momentas, bet Japonai man tokia komanda, kur atrodo čempionate vieną skalpą gali nusinešti. Ir bijau, kad nebūtų maniškis. Ir mažiau nei prieš metus laimėjo Japonai prieš Brazilus ten 3-2. Tai gal čia tas kartas ir buvo vienas per 50 metų, tai nebereik bejot. Nu jo, bet žinai, jeigu prieš 30 metų būtų tas vienintelis kartas, tai kitaip žiūrėtume dabar, kai šiemet buvo, ne šiemet, ant 2-5 gali. Ne, šiaip aš visai tokių rungtynių laukčiau, nes visai turėtų būti smagus futbolas, bet... Ne, geras rungtynės tikrai labai. Galėtų būti. O Nyderlandai su Tunisu irgi buvo atsainumo momentų, kiek aš ten žiūrėjau, prasileido įvartį, įmušė įvartį. Irgi, vėlgi, turbūt ta situacija panašiai į Vokietijos komandos, kažkoks buvo bandymas žaisti, bet
motivacijos nebuvo, ten perteklius. Nu, tai Tunisas žaidė dėl nieko. Tai čia dar turbūt šitos rungtynėse tas aspektas yra. Bet vis tiek jie įvartį šventė, visai Ne, tai- žmogus prasibėgo netgi ten 20 metrų iš to džiaugsmo. Šventėje ir į savus vartus jį moka gerai mušti Tunisą šitam čempionate parodė. Tokių tikrai įvairių įvarčių. Šiaip gerai įmušė į savus. Užsidarė tokie. Užsimojimas stiprus, bet tikrai. Bet nebuvo lengva šiaip neįmušti iš tikrųjų. Tarsi, gal reikėjo galbūt rodyti, kad spyrė į savo vartus ir patrauk koją paskutinę sekundę, gal kad polės nebespėtų ten kojas užkišti. Nežinau, nes nebebuvo kaip sužaisti kamuolį saugiai. Nu, ten sudėtinga situacija. Šiaip jo, ir aš manau, kad labai įdomi pora bus, jeigu čia biškutį dėliojam ir tai, kad, nu, kosminė, netgi sakyčiau, bus Marokas Nyderlandai. Čia, man atrodo, toks gal net jau saldžiausias patiekalas, kalbant apie 32 komandų tą pirmą etapą Ir kai tu atkrintamųjų. matai kitas poras, nu, kurios dvigubai silpnesnės tiesiog ir kur į Taip, bet taip. kokią porą įmestų ten tą Maroką ar Nyderlandus ir ten turėtų išeiti. Jo, Nu, jo. iš to, ką dabar jau turim patvirtinto, tai, nu, ta prasme, Pietų Afrikos Respublika su Kanada, tie patys JAV su Bosnija ir Hercegovina, nu, atrodo vis tiek Nyderlandai, tiek Marokas turbūt geresnės komandos už visas šitas. Bet šiaip kalbant apie JAV, ir mes galim iškart peršokti 5 val. Ryto, šiaip turbūt nesitikėjai, kad JAV Turkija nieko nelems prieš keletą savaičių, matydamas, kad tau reikės komentuoti tas rungtynes. Jo. Bet jos vis tiek buvo linksmos. Ta prasme, abi komandos išėjo su noru pažaisti Labai futbolą. linksmas, tai ta prasme, Paris Hilton išnešė kamuolį pirmąjį rungtynį. Tai jau čia visas džiaugsmas prasidėjo. O paskui, jo, nu, ta prasme, JAV tai labai smarkiai rotavo sudėti, turkai gal truputėlį mažiau, bet irgi buvo daug tų naujų žaidėjų. Nu ir kadangi nieko nelėmė, tai dvi tokios atakuojančios smagios komandos tai smagiai ir žaidė iš tikrųjų. Ir iš pradžių, kai įmušė ankstyvą įvartį JAV, ši buvo įspūdinga, nes pakėlė 2 kampinius pirmo minutėm ir abu buvo žiauriai pavojingi, labai geros, tiesiog, nu, tikrai tie namų darbų standartai. Osanas Trust įmušė įvartį, nu ir tada atrodė, kad vėl čia JAV tiesiog varys garvežiais. Žinai, įmušė įvartį ir bėga švęsti, ta prasme, wow, nu toks gerai atrodo, gerai energija tokia. Tai va, o paskui turkai, tai jie buvo iš 62 smūgių neįmušė ne vieno įvarčio, tada padarė 2 smūgius šitose rungtynėse ir įmušė 2 įvarčius. Tai va, ir paskui kas toliau. Toliau dar buvo įdomus gal dalykas, ką reiktų paminėti, kad Kristianas Pulisikas žengė į aikštę, šiaip galvau, šito tikrai nebus, nes jis, nu, kadangi pusiau traumuotas, galvau, tokiose rungtynėse tikrai nerizikuos. Nes Početino, ką žinau, ta prasme, tu tokiose rungtynėse išeis atsinaujins traumą, nu, tai čia tragedija. Tai galvau, kad saugos jį, bet visgi išėjo, ilgiau nei pusvalandį sužaidė. Ir, nu, atrodo, kad ten viskas gerai su juo. Paskui pavyko išlyginti rezultatą JAV, bet galiausiai turkai, nu, pasprendė. Ten jau išėjo daug tų atsarginių ir pavyko įmušti. Šiaip jie pusės galėjo kristas įvartis. Jo. Bet pasprendė, žinai, tokį, nu, keistais, jis ten krito tą kamuolį, kažkaip sukonektino. Darbinį tokį. Bet paskui bėgo švęsti, bet taip, žinai, bėgo švęsti slysdamas. Bėgo, kad atrodė, kad turkai dar ir lieka čia čempionate. Jo, o Suliukas taip gan atsainiai, taip, nu, maždaug šaunuolis. Bet, nu, žinai, mes vis dėlto krentam su 3 taškais. Čia jokingas, gal ne visi žaidėjai žino, nes vat nepašnekėjom. Ai, buvo tas Švedų epizodas, Elangai ten nukrito ant žemės. Galvoja, kad nepatenka švedai toliau. Taip. Jokeresas irgi supykęs ten po rungtynių buvo, žodžiu. Gal nesakė jam nieko? Nu, tai Poteris sakė, kad liktai sakė Elangai, bet sako, gal Gal kažkaip. pamirštas, rungtynių toj eigoj. Liktai sakė, skamba įspūdingai iš tikrųjų. Ne, su 4 taškais čia, nu, tikrai neįmanoma nepatekti, nors šiaip mes matom, kad nemažai jau yra tų komandų, kurios turi po 4 taškus, bet, nu, jau ir tų rungtynių netiek jau daug ir belieka ir dar kai kuriuose grupėse, pavyzdžiui, net jau, nu, ten kaip, pavyzdžiui, grupiai I, tai nei Senegalas, nei Irakas net negali surinkti daugiau negu 3 taškus, tai jau akivaizdu, kad ten jau bus kitaip, ten vėl koks Kongas su Uzbekistanu irgi neaišku, ar būtinai kažkuri komanda turės bent jau 3 taškus, tai situacija šiaip labai įdomi yra J grupiai, kur Austrai, jeigu dėl antros vietos žais Austrija ir Alžyras, ir antra vieta reiškia tai, kad tu su Ispanai žaidi kitame etape, o jeigu lieki 3, reiškia, kad gali gauti silpnesnį varžovą, tai aišku, tik labai pavojinga yra, nes nu, tos abi komandos jos turi po lygiai taškų po 3 ir jos kaip ir specialiai pralaimėti, tai nelabai gali, žinai, nu, nes tu gali net apskritai tada neišeiti į kitą etapą. Kam lygiosios tinka ten? Lygiosios Austram tinka. Nuostabus mačas bus. Tai va, tai jo, tai tokia, nu, įdomi situacija šiaip, bet aišku, tu gali šiek tiek jau... Samušė vartus?
kontempliuodamas, žiūrėdamas, kaip čia, vat, pavyzdžiui, pasibaigs kitos rungtynės dar, kaip ten pabaigs kitos grupės, tu gali žiūrėti, kad gal tu su -1, tarkim, Austrų atveju ir trečioje vietoje gali išeiti. Nu, Yra buvę tokių Ralfas Raidikas, yra gudrus strategas. Yra buvę cirkų pas šitą futbolo istoriją, kuris savo vartus mušinėjo abi komandos ir bandė gintis, kaip tik ginti varžovų. Nu, žodžiu, atvirkštinė taktika. Tai, nu, aš tikiuosi, nepreisim tokio cirko, mes iš tikrųjų... Mes kažkaip su Ryčiu čia kažkuria dieną diskutavom irgi apie šitą momentą, tai mes kažkaip priėjom gal išvados, kad gal visai variantas ateityje būtų tiesiog bandyti burtus daryti, pavyzdžiui, po pirmo to etapo pasibaigė grupės ir tada burtus traukė. Taip, visi mačiai lygiaverčiai, pirmosios prieš antrusias, tarkim. Taip, ir ten, nu, tai tiesiog paimi, pavyzdžiui, pirmas vietas 12 komandų ir tada 4 geriausias antras komandas, kurios užėmė antras vietas ir jie sudėdė kaip ir vieną krepšelį, o tuos tada į kitą, nu ir ištraukė ir paskui nebetraukė kiekvieną kartą, tiesiog vieną kartą burtus ir tą medį sudėliojo, bet tada gal išvengtum tokių situacijų, kur komandos galėtų kažkaip tai truputį ten dėliotis. Bet tada negalėsi JAF rinktiniai padaryti gerą. Nu, irgi yra momentas, irgi. Aišku, dar klausimas bus man labai įdomus, kol kas dar mes nesusidūrėm su ta situacija, nors vakar ir teko Marius Babravičius iš rinktinės štabo lankėsi Kanzase ir teko siuntė jis man Olandų ten gerbėjas siuntė jau, kad ateina škvalas, bet sakė greičiausiai, kad rungtynės ištrauksim, tai pavyko ištraukti ir man bus įdomi situacija, kai kažkuriuose rungtynėse, kur žaidžia kartu ir kažką tikrai lems ir vienur prasidės kažkoks tai toks, žinai, reikalas ir juos nukelinės ir tada praktiškai jau tu nebegausi to dalyko, kad, nu, komanda žaidžia vienu metu, žinai, ir tada jau žinos rezultatą. Bet labai mažai, kur abiejos rungtynės tikrai svarbios. Nedaug tai nedaug. Ta proga, vienas iš tų rungtynių Dar vienų neaptariam naktinių, turbūt įspūdingiausios rungtynės Paragvajus Australija 0-0. Gal taip ir aptarkim Paragvajus Australija 0-0. Net highlightų nemačiau normalių, nes jų nėra. Žodžiu, jeigu jūs turite šiandien polinkį į mazochizmą šiokį tokį, tai aš siūlau pažiūrėti visų rungtynių kartojimą. Bet praktiškai aš tai beveik nebejau, kad toks rezultatas ir bus šitoj, nes čia abiem tinka. Australai kažką truputėlį bandė. Nu tai, kad bandys abi komandos vis laik tokioje situacijoje, kažką bent jau, bet ir ypač turbūt pirmam kėlinį dar pabandai, o antram, kai jau tinka. Buvo ten prie vartų, mažom pajėgom buvo kažkur nuslinkę ir buvo ten keletas smūgių arti virpsto, nu, ten teoriškai kažkas. Paragvajų ypač pavojinga, žinai, su minusiniu ten dar praleisi, jau tikrai nebepateksi su 3 taškais ir minusu. Australai dar tokia šiek tiek geresnė situacija turėjo, bet, nu, čia man, sakau, man tai čia iškart kvepėjo 0-0. Čia kaip formatas vadinamas didmestriškos lygiosios, tai taip, čia ir panašiai maždaug prisėdom, padarėm keletą įmų, susirašėm ir išėjom. Bet kad Australai liks antri šitoje grupėje, turbūt niekas negalėjo numatyti prieš čempionatą. Nu, tai apskritai, man atrodo, tos A ir D grupės, kur atrodė kaip ir tokios lengviausios, ir abiejose Europos komandos paskutinį vietą, Čekija ir Turkija, tai čia tikrai netikėta, man atrodo, šitam čempionui. Nu ir dar Čekai, sakyčiau, toks iš vis vienas didžiausių nusivylimų, to turinio prasme, jeigu turkai tai gali tik tai peikti, nu, kad neįkrito tie įvarčiai, neturėjo kažkaip tos laimės, gal žinai, o Čekai, nu, tai tiesiog neturėjo lygio šitam čempionatui. Paieškokime motyvacijos vakarui. Senegalas, Irakas, Norvegija, Prancūzija. Nu, akivaizdu, kad startuosiu aš bent jau šį kartą taktiškai teisingai su Norvegija, Prancūzija. Bet galbūt ir ten kažkaip nebūtinai fejerverkai mūsų laukia. Nu, gal šiaip Norvegams reiktų laimėti šitas rungtynės, kad jie užimtų pirmą vietą grupiai. Tai čia turbūt sunku tikėtis ir čia gal galim iš Dešamo sulaukti tokio labiau jo senoviškesnio approacho, kuris tiesiog bandys laikyti tą rezultatą. Ir jie gali tą padaryti, jie turi kaip pasiginti iš tikrųjų, turi visus įrankius. Ir man atrodo, nu, Norvegijos tai tikrai yra akivaizdi problema su gynyba. Ten dabar dar jeigu ir Jersonas iškrito, tai jie turėjo labai daug bėdų ten prieš Senegalą. Prieš Prancūziją, tai turėtų, nu, iš vis būti sunku. Ir tu negali perspausti prancūzų, jeigu jie, pavyzdžiui, gynasi ir, pavyzdžiui, iš tavęs nieko daug nenori, tu negali užlipti didelėm pajėgom, nes ten tiesiog 3 žmonės ima ir nubėga tiesiog į priekį. Nu, bus įdomu. Šiaip, aišku, čia kažkokio didžiulio skirtumo šiaip nėra. Kitame etape prancūzai, jeigu pirmą vietą užima, žais greičiausiai su Švedija, Norvegai, Dramblio kaulo krantas. Nu, aišku, aš irgi turbūt rinkčiausi visgi švedus, jeigu jau reikėtų rinktis, bet toliau irgi ten žiūri, tada vienu keliu keliaujant Brazilai lauktų, kitų gal vokiečiai.
Nežinau, čia pasirinkimo kažkokio nesakyčiau, kad jisai šiuo metu yra svarbus ir ypač turbūt tokia rinktinė kaip Prancūzija, jiems svarbu tiesiog bandyti gaudyti kuo geresnę formą, bandyti savo rungtynės, tas pajausti, įeiti į visą čempionatą ir jie Potencialiai gali būti ne tiek daug turinio, kiek skamba. Bet aš žinau, gali būti rezultatyvus mačas, pavyzdžiui. Norvegai turi į puolimę, mes žinom, kokius ginklus. Ir nemanau, kad juos labai taip lengva sustabdyti. Jo labiau, kad šiek tiek balanso trūksta šitai komandai. Vidurys prancūzų toks, sakykime, nėra, kad nuteiktų labai jau optimistiškai. Ir galbūt kažką partos, galbūt Rabio gaus polisėti, nežinau, nes jis ten toks atrodo nepakeičiamas momentais. Rabio tai tikrai nepakeičiamas. Gal kaip tik ir pakeistą progą. Kažką turime daug kažkokių tai nuotraukų, kažkokių provokacijų. Čia kaip Arnas Lotas su Cody Gakpo. Lygiai tokia pati situacija, kur tu negali suprasti, kodėl jis visą laiką žaidžia, bet visą laiką. Tuoj mes paskambinsim Aivarui Dočkui ir jis tau paskaitą perskaitys maždaug apie Rabio, bet nežinau, ar tu tiek laiko turi. Apie Rabio papasakos, kaip Milanė jisai svarbus žaidėjas. O kur Milanas kitais metais žais? Italijai. Ir tą reikia žinoti. Bet Senegalas Irakas turėtų būti įdomus mačas, nes ten Senegalų reikia primuštyvarčių tiesiog. Jie žino tiesiog, jie jau praktiškai matys situaciją, kiek jiem reikia. Iš akies kokių 3 tikrai reikia, mažiausiai. Jo, tai su -3 esi, tai tau bent 3 tai tikrai reikia. Nes ten kažkas su -1 dar tikisi iššokti, tai 3 būtų. Ko tai ten tikisi dar irgi labai daug, vien skaičiau aš apie tos kotų galimybės, tai ten beveik neįmanoma, bet jie dar tikisi kažkaip tai naiviai. Bet kol kas jiems ten nekrenta rezultatai realiai. Pažiūrėkime į H grupę, Urugvajus, Ispanija, Kapiverdė, Saudi Arabija. Skamba vidutiniškai patraukliai, kai kurios rungtynės. Iš visų Saudo Arabija tai man labai simpatiškai skamba, aš tai Žaliojo Kyšulio esu fanas. Ne, aš dar trečią ryto turiu menį, trečią ryto skamba šiek tiek prašiau, bet kadangi turim taktiką su saulėgražom, ir aš visai manau, kad bandysiu aš tą taktiką pritaikyti. Bandyk, gerai, tikrai. Kaip tik rytoj galėsime aptarti, kaip suveikia saulėgražos, tai čia gaila Urugvajus, jeigu dar ispanai būtų, žinai, laimėję pirmus 2 mačus ir sutikrinę pirmą vietą, tai tikrai galvotum, kad Urugvajus dar turi galimybę, bet dabar, kadangi čia iš esmės mačas dėl pirmos vietos grupiai, tai aš manau, kad geriausiu atveju Urugvajui kažkaip labai stipriai pasisekus, jie gali sužaisti lygiosiam ir tuomet dar nebent ištraukus lygiasis, tu gali išeiti į kitą varžybų etapą, bet čia labai sveikai. Bet realiai vis tiek reikėtų žaisti nuo gynybos, jeigu tu nori atakuoti, tai tik nuo gynybos. Nori atakuoti, tu prasileisi daug. Sudėtinga situacija. Bet tipo, ką reiškia gaila? Tragiškai atrodė Urugvajus. Turi tas lengvas rungtynės, Saudo Arabija. Girdėta statistika, kad be Suariuso jie pralaimė visus mačus per kiek 20 plus metų. Tai kai tu pagalvoji, kad vietoj Forlano, Cavani, Suareso pas tave dabar dar vienas Nunesas puolime laksto. Tai yra baisu. Tu dabar 3 žmonės vienu pakeitė dabar. Tai jo, ir čia. Bet ir ten dar nes net negeriausias, turbūt Polėstas į Vinijas geresnis net. Jo, tai bet turiu omeny bendrai, kad vis tiek. Ir šiaip, bet man keista, aš nelabai suprantu, čia Bielsa ten taktikas dar kažką įspūdinga, bet, nežinau, aš kaip matau ten ant suolo Jimenezą, kur mano nuomonė geriausias šitos komandos visgi gynėjas ir vienas geresnių, net sakyčiau, žaidėjų turbūt bendrai įvertinus. Gal įtopo ispanam? Nežinau, man keista atrodo, neįrodys man niekas, kad ten Casaresas geresnis žaidėjas už Jimenezą, kuris ten žaidžia Amerikoje, šitam Meksikos klube. Bet čia šitas su Bielsos visą laiką, jeigu tu rašaisi Bielsą, tai tu žinai, kad jis kažkokius sprendimus priims, tu žinai, kad jis nuvarys fiziškai to žaidėjus, ir tada tu tikėkis, kad nenuvarytų dar tuo metu, kai dar čempionatas vyksta. Čia atrodo, kad biškai gal ir nuvarė. Kitam čempionui Urugvajus Feliksą Magatą geriau tegu paima iš karto. Be taktikų, tiesiog fiziškai bus gerai pasiruošę. Šiaip mes irgi su Ryčiu diskutavom, kad gerai, tai Kėriušas, pavyzdžiui, irgi neblogai ten sustatė tą gauną ir panašiai, bet sakėm, kad vis tiek tie treneriai, kai kurie tai tiesiog yra skemeriai, jie ten skemina tą pusę Afrikos, ten važinėja per 8 tas komandas, ten, ir Verenaras dabar atvažiavo už $500,000 nuskemino Tunisą. Koks skirtumas, ką tu ten būtum paskyręs to trenerių, paimk bet kokį asistentą, vyriausią žaidėją, paimk ir dar gal būtų geriau suveikęs. Pusę milijono atvažiuoja 2 savaitės Amerikoje pabūna, 2 rungtynės gauna ir išvažiuoja su $500,000. Tas ne wow, čia yra toks skemas, kad baisu tiesiog. Žalsis Kyšulys prieš Saudo Arabiją.
čia turbūt įdomiausias rungtynės, kas laimė, tas patenka į kitą etapą, tiesiog taip, lygiosios netinka ne vieniem. Ir kaip mes jau kalbėjome, jeigu lygiosios iki 85 minutės metam burtus. Tai lygiosios dar gal Žaliajam Kyšuliui kaip ir okei, jie turi 0 dabar įvarčių santykį. Bet šiaip turėtų būt matomas labai didelės pastangos iš abiejų komandų, aš taip pasakyčiau. Ir kad ir kaip keista, tuo metu žaidžia Ispanai lygiai greičiai, bet mes žiūrim dvi kitas komandas. Ne, tai čia tu pavyzdžiui, ar Žaliojo Kyšulio atveju, ar Saudo Arabijos atveju, dabar įsivaizduok, prieš čempionatą ateina ir pas vieną ir pas kitą komandą ir sako, jūs žaidžiat paskutiniam trečiam ture, žaidžiat, Žaliam Kyšuliui sako, jūs žaidžiat prieš Saudo Arabiją, Saudo Arabija sako, jūs prieš Žalį Kyšulį, laimit tas rungtynės ir patenkat į kitą etapą. Nu tai tu iškart įmi, ta prasme, ačiū, įmut šitą dylą, iškart, net nesusimastydamas, ta prasme, toksai, žinai, all in, call, iš karto. Tai, man atrodo, čia pasaka šitom abiem komandom. Tik tai jo gali ir viena kitą ir nusitempt, bet jo, kaip ir sakė Kostas, Žaliasis Kyšulys dar su lygiosiam gali gyventi. Ir jie tokia komanda, šiaip jie iš gynybos labai solidus, nu čia jau ne vienerius metus Afrikoje, bet tokiose rungtynėse, kur reikia laimėti, tai labai įdomu, kiek čia dinamika bus, nes Saudo Arabija tokia gal labiau komanda, kur gali žaisti su kamuoliu ir irgi turbūt pirmų numerių būtent jie žais. Nu tai pažiūrėsim, kaip čia seksis. Jo, geras mačas, aš manau, kad bus visai įdomus. Jeigu nepasiteisins Saulėgrąžų taktika, 6 ryto, tai jau tikrai galima atsikelti ir be jų. Egiptas, Iranas, Naujoji Zelandija, Belgija. Kaip šitą grupę atrodo jums? Bet klausimas, ar apsimoka čia keltis iš tikrųjų. Ypač Belgija, Naujoji Zelandija, tai net nežinau, apie ką čia rungtynės, nu belgam reikia kažkaip laimėti ir patekti kitą varžybų etapą. Šiaip ir lygių gal užteks, kaip kalbėjom. Jo, Iranas, šiaip sakyčiau, kad vis tiek čia netgi ir dėl pirmos vietos, kaip sakyt, kova vyksta grupiai. Bet aš kažkaip manau, kad Egiptas turi sutvarkyti, kol kas tai labai gerą įspūdį palieka Egipto komanda. Visas 4 komandos turi galimybių ir kad ir kaip keistai skambėtų, Naujoji Zelandija visai turbūt gerai eis ir rungtynės su belgais, kurie atrodo šiaip savo. Jo. Kad ir kokie patys Zelandai, žiūrėdami į tos belgus, visai gali tikėtis ten, kaip netikėtis, net ne tik tikėtis, bet eit drąsiai. Kristis Vudas, tai kažką bum galva, 1-0 įmuši ir giniesi. Jo, tai prasme, aš tai myliu Krisą Vudą ir aš dažnai apie jį kalbu, bet tu pasižiūri į belgų tos vidurio gynėjus, tai čia tikrai nėra prieš ką žais Krisui Vudui. Taip. Bet aišku, bet grįžta Jeremy Doku, tai čia, manau, keičiantis žaidėjas belgam. Daug labai triukšmos, tai gal vėl lygioje vietoje ties vaiko gimimu, aš nesuprantu, iš kur tas triukšmas ten. Aš ir nesuprantu. Prancūzijos diktorė ten. Sako, ten kažką, ta prasme, žmogus nori. Čia jau labiau, kad jis rungtynių net nepraleido, jis tiesiog išvyko ir parvyko. Ta prasme. Ne, tai man tai čia iš vis kosmosas, aš nesuprantu, kaip žmonės už kažką kitą ten gali spręsti tokius dalykus. Čia yra šeimos reikalas, kaip tu nusprendi, kaip tavo reikia partneriai, kaip tavo žmonai reikia, čia yra, man tai čia neįsivaizduojama, yra kaip kažkas tai kažkur ten Prancūzijai sėdi ir pradeda spręsti dalykus apie žaidėjo, ar jis čia turi važiuoti, ar neturi ir dar ten pasisakinėti. Kaip ir kalbėjai, reikia užpildyti tos popierius visus, užpildyti laikraščius, parduoti juos, nes šiaip tai aš netgi įsivaizduoju, kad tai diktoriai, nežinau, tai žurnalistai kažkas pritarė. Yra tikrai dalis žmonių pritarinčių, bet iš esmės toks labiau šurmulio toks kelimas yra, belgai ir šiaip ten turi savo problemų ir be Dokų kelionių komanda nefunkcionuoja normaliai. Pasaulio čempionatas didelis dalykas, bet ne gyvenimas yra pasaulio čempionatas, tai yra vienas tik tiesiog futbolo turnyras, o yra daug svarbesnių dalykų už jį tikrai gyvenime ir manau, kad vaikų gimimas net nesulyginamai 14 kartų yra svarbesnis negu pasaulio čempionate padalyvauti. Galima visą laiką paskambinti Šarūnui Jasikevičiui, dar patikslinti šitą klausimą. Tai va, žiūri, buvo juokinga, aš net mačiau Instagram'e Reelsą, kur kažkoks užsienietis padaręs video, kur apie Dokų ir tada su vertimu tą Šaro konferenciją įmesta. Yes. Šiaip nežinau, ar verta keltis, kaip tu minėjai, dėl galbūt futbolo kokybės, bet iš tikrųjų visos komandos gali patekti į kitą etapą. Tai ta prasme, turbūt vien dėl to, kad intrigos prasme, vienu metu įsijungus 2 ekranus, šį kartą jau tikrai verta, nereikia rinktis, kuris čia mačas gali būti, bet kurie įsijungi ir intrigos yra. Netgi tiesiog žiūrint vienu metu, abiejų komandų reakcijas. Simulcastas šitoj vietoj labai gerai. Šitoj vietoj G grupiai labai geras simulcastas, nes praktiškai kiekvienas įvartis keis įvykius visur kitur, žinai. Tai
Tas gali trys komandos, bet kurios trys komandos gali eiti, ta prasme, belgai laimi, pavyzdžiui, Iranas laimi ir visos trys keliauja. Tai jo čia dar, Egiptas jau kitame etape, tik tais klausimas, trys komandos eina, bet turiu manį, kad čia dar ir pozicijos gali maksimaliai keistis, dėliotis. Vienintelį turbūt Naujoji Zelandija negali likti pirmi šitoj grupai, bet gali antri likti, gali treti variantų įvairių. Ir šiaip jie, ta prasme, dabar kokie yra predictionai tų, kas bus atkrintamosiose, tai kas užima antrą vietą žais su Australais, kas užima pirmą vietą, greičiausiai žais su Pietų Koreja. Tai, čia labai tinkami oponentai, jo. Tik tais, tu nepritaikysi tų vietų, ta prasme, vis tiek reikia laimėti. Taip. Jo, bet tai, pavyzdžiui, tu su Egipto atveju, dabar tu paimi pirmą vietą grupiai. Egiptas, aišku, laimė pirmas. Žaidži su Koreja. Playbalą, ne varžovas. Ir tada kitame etape, tarp 16, tu eini ant amerikiečių arba bosnių. Tai tu Egipto atveju irgi galvoji, okei, žaidžiam. Jau labiau, kad Egiptui tiesiog reikia žaisti. Nes varžovas tikrai eis. Tai aišku, amerikiečiai tą patį galvoja, žinai, bet turiu menį, kad taip. Atviras. Iranas irgi turėtų žaisti aktyviai. Tai Egiptui šiaip labai patogus varžovas, ta prasme, kad teoriškai užtenka lygių, bet gali pagaudyti varžovą kontratakose, turi vis dar bėgantį kažkiek Mo savo ir kitus žaidėjus, ta prasme, tau net pačiam nieko kurt nereikia, tau tiesiog reikia palaukti savo progų. Teoriškai belgai žaisdami labai labai tragišką kol kas čempionatą, laimi šias rungtynes, ten Iranas, pavyzdžiui, laimi prieš Egiptą, belgai laimi daugiau prieš Naująją Zelandiją ir užima pirmą vietą, tarkim, grupiai, nueina, išskalbia Koreją, tada žiūrovų akivaizdoj padaro amerikiečių išskridimą labai liūdną ir ketvirtfinalį vaikšto ir ką čia apie mus kalbėt, mes arba 8 stipriausių. Ir ten, žinai, jau įsibėgėja belgai, nežinau, ar jie bus pavojingi, bet toliau. Įsibėgėja. Šitą terminą kol kas tikrai nejudinti. Žiūrėk, tu turi įsivaizduoti, tu turi tai sakydamas įsivaizduoti Lukaku bėgantį link varžovo vartų. Čia yra labai trumpas startukas, maždaug 15 metrų. Lukaku, jeigu įsibėgėja, jį sunku sustabdyti tikrai, bet nežinau, ar jie pajėgus, kad net už Lukaku įsibėgėtų. Ačiū, vyrukai, buvo visai smagu. Daug futbolo šiąnakt, daug futbolo rytoj. Susitiksime, žiūrėkite. Gero savaitgalio visiems. Ačiū. Iki.